Sveiki, malonu visus matyti dar kartą, jau tradicija tapusiame renginyje. Tai ačiū už tokį puikų pristatymą. Iš tikrųjų, stengiuosi tobulėti ir pastaruosius metus daugiausia skyriau dėmesį būtent kibernetiniam saugumui, mokintis, suprasti, kas yra naujo ir kaip galima būtų pagelbėti tiek klientams, tiek pažįstamiems, tiek artimiesiems, tiek partneriams. Tai iš tikrųjų greičiausiai sutiksite, kad pasaulis eina iš proto dėl AI-aus. Aišku, vienas disclaimeris, iš karto atsiprašysiu, kad mano skaidrėse bus miksuota tiek anglų, tiek lietuvių kalba, nes kai kurie paprasčiausiai terminai arba sakiniai yra sudėtingai išverčiami į lietuvių kalbą ir kartais gaunasi visiška nesąmonė, ką norėčiau pasakyti. Tai tikrai nepykite, rasite tokių žargonų trumpinių, kurie yra palikti anglų kalba. Tai vienas iš tokių kaip AI arba Artificial Intelligence, lietuviškai verčiam kaip dirbtinis intelektas. Ir iš tikrųjų norėjau paanalizuoti, pasižiūrėti, kad, liktais visi mes kalbam apie AI, ką sako Google Trends. Jeigu žinote, Google Trends toksai įrankis, kuris, kaip čia analizuoja arba mato, ko dažniausiai paprasti žmonės arba vartotojai klausia, ko ieško, kuo domisi. Tai pasižiūrėjau per paskutiniusius 12 mėnesių, Lietuvoje ypatingai, per kategorijas, kokie raktažodžiai buvo ieškomi. Tai matote, kad ChatGPT, aišku, čia yra ta tokia procentinė išraiška, bent jau kreivė ir mėlyna spalva matosi. Jeigu kalbame apie tą patį NIS2, data breach arba cyber security, net ir spalvų iš čia nematote ir skaičiai yra, sakyčiau, visiškai nulio riboje. Aišku, su kolegom diskutavom, kad galbūt kibernetinio saugumo tema yra labai tokia specifinė ir ne visi galėtų jie domėtis. Tada įvedėm pasižiūrėti DORA, dar labiau specifinė tema, dar labiau pritaikyta tik tais tam tikram sektoriui. Ir aišku, čia nelabai matosi, bet bent jau procentinė išraiška atsiranda domėjimasis. Tai reiškia, žmonės domisi ir galvoja apie tai. Galvojau, galbūt kas keičiasi su laiku, ar ne? Vėlgi pakeitėm tą patį AI, dirbtinis intelektas, aišku, AI-us neša tą bumą. Matote pagal procentinės išraiškas, AI-us 78, čia sakykime procentai arba vienetai, pačiam Google Trends tool'e jūs galėtumėte pasižiūrėti, kaip tai yra vertinama tų užklausų kiekis. Matote NIS2 0, kibernetinis saugumas 0, dirbtinio intelekto rizikos 0. Aišku, vakar dieną Petras Gražulis paieškose nukonkuravo ir dirbtinį intelektą, pasiekė 100% kiekį. Aišku, tai ir juokinga, bet man kaip specialistui yra šiek tiek graudu, kad iš tikrųjų visa, sakykime, aplinka, visuomenė domisi, kas yra gerai dirbtiniu intelektu, bet pamirštam ir apie saugumą ir jo keliamas rizikas. Tarsi tai neegzistuoja, tarsi tai ne mūsų klausimas, galbūt specialistų, ypatingai įmonėse, galbūt, kaip žargoniškai sako, IT-šnikų arba kažko tai kito, bet tikrai ne mano. Nes labai suprantamas noras, kad mes norim būti progresyvūs, suprasti, žinoti, kokios yra naujovės, kaip mes galėtumėm konkuruoti, taip pat darbe galbūt vadovam parodyti, kaip mes galime pritaikyti. Nes pagal daugybę apklausų ir pačių tų tyrimų, kur buvo vykdomi su pačiais įmonių vadovais, tai aišku visi planuoja kitais metais skirti tam tikrų lėšų arba investicijų, kaip galėtų jie pritraukti arba įgyvendinti dirbtinį intelektą jų versle. Ir labai suprantama, kodėl. Dėl to, kad nori būti progresyvus, neatsilikti naujovės, tendencijos ir panašiai. Kitas momentas, ką mes pastebim net ir tų pačių vartotojų, paprastų žmonių, kurie užklausinėja arba domisi dirbtiniu intelektu, dažniausiai net ir iš pokalbių metu ir su įmonių vadovais, tarsi susidaro įspūdis, kad tas dirbtinis intelektas tai yra ChatGPT, Google Gemini ir galbūt Copilotas. Kur ir sako, pavyzdžiui, dažnai, kad mes tai kol kas nenaudojam jokio dirbtinio intelekto, mes tik tais galvojam ir dabar ieškom, kaip jį galėtumėm pritraukti ir ką konkretaus galėtumėm įsigyvendinti.
Iš tikrųjų, sakyčiau, kad dauguma organizacijų jau dabar naudoja, tik tais apie tai nežino. Vienas iš pavyzdžių, sakykime, jeigu ir Adobe naudojate atnaujintą versiją, jeigu įkeliate tam tikrus paveikslėlius, irgi yra įsiūtas tam tikras dirbtinio intelekto varikliukas, kuris jau dirba, sakykime, jūsų aplinkoje. Tai norėjau parodyti, kad čia yra tik tai tokie 120 populiariausių išskirstyta pagal kategorijas. Tai matote, kad yra begalė tų tokių mikroservisų, kurie yra veikiantys dirbtinio intelekto pagrindu arba varikliu, tai jūs net nebūtinai sužinosite, kad tas čia yra dirbtinis intelektas, jūs jį ir naudojate. Problema yra tame, kad tai yra lengvai prieinama, santykinai lengvai prieinama, per naršyklę kiekvienam darbuotojui, vartotojui, kas turi teisės, kompiuterį ir internetą, tik tais žinoti arba gauti iš to pačio LinkedIn arba reklamos, ką jūs norite pasinaudoti ir kokią užduotį norėtumėte greičiau, efektyviau atlikti būtent su dirbtinio intelekto pagalba. Tai yra daugiau tų įrankių ir jų kasdieną tik tais daugėja, nes dauguma mano, kad tai irgi yra progresas ir daugybė startuolių kuria savo kažkokius tai sprendimus būtent ant taip vadinamo AI pagrindo. Tai kitaip sakant, greičiausia ir per pastaruosius pusę metų daugelį konferencijų, nežinau, greičiausiai ir jum yra šiek tiek pabodę ir galvot, na vėl kalbės apie AI. Iš tikrųjų, tai yra visur, kur pasisuki, visos reklamos, kaip sako irgi memas toksai, kur parduok man pieštuką, tai jisai yra based on AI, atrodo, turėtų visi tai pirkti ir būti naujas trendas. Iš tikrųjų, irgi kai mes pradėjom kalbėtis su klientais, sakykime, apie to pačio security copiloto naudojimą, tai buvo tokia kuriozinė situacija, kad sako, na ir aš tada galvojau, kad lygtais galbūt ir vyresnio amžiaus IT specialistai taip sako, kad na jau man šito Terminatoriaus filmo tai tikrai nebus. Ir pradžioje galvojau, kad na iš tikrųjų nelabai apsišvietę, nelabai progresyvus, nelabai nori judėti į priekį, bet gilindamasi, skaitydama daug mokslinių straipsnių, jų aišku lietuvių kalba nėra, beveik visi yra anglų, neatmetu tos galimybės, kad kažkada tai ateis, sakyčiau, mašinų karas. Nes turbūt girdėjote ir prieš tai buvusiame pranešime, kaip galima pritaikyti dirbtinį intelektą, na, sakykime, tam pačiam kibernetiniam saugumui, gynybai. Tai mano nuomonė, tas pats dirbtinis intelektas, jisai yra turbūt kaip ir peilis, ar ne? Tai yra įrankis, klausimas tik tais kieno rankose ir kokių motyvų jūs jį naudosite. Nes su peiliu galima greičiausiai, nežinau, atsipjauti duonos, mėsos arba nupjauti kažkokią tai šaką. Kita pusė galima su juo nužudyti žmogų. Tai taip ir su dirbtiniu intelektu labai yra svarbu suprasti, kad kokiem tikslam, kokiem motyvam žmonės, įmonės arba darbuotojai jį ketina naudoti. Tai supraskite tai, kad tiek, kiek galima jį pritaikyti efektyvinimui, gerinimui arba tam pačiam kibernetiniam saugumui, atsiminkite, kad visada yra ir kita priešiška pusė, kur galima daryti viską tą patį, tik tai priešingą pusę, lygiai tuo pačiu greičiu ir galbūt tais pačiais įrankiais. Tai iš tikrųjų pats AI į kibernetinį saugumą tai irgi atnešė tokias, sakyčiau, nuolat kintančias grėsmes. Ir mano nuomonė, jeigu mes kalbėjom ir, na, tokia yra ta takoskyra su dirbtinio intelekto atsiradimu arba to pačio ChatGPT bumu, atsiranda ir nauja kibernetinio saugumo era. Mes jau daugiau nekalbam apie perimetro apsaugą, tokią kaip firewallai, antivirusai, na, sakykime, turėtumėm savo tą aplinką susitvarkyti ir susidėlioti. Tai šiandien dienai su AI tai išeina į visai kitas ribas. Tai reikia naujų technologijų, reikia naujų sprendimų, naujų metodų ir naujų žinių. Kitaip tariant, jeigu prisimenat kiekvienose konferencijose būtent apie kibernetinį saugumą, nuolatos jums rodo, kokie yra skaičiai, kokia yra statistika ir kad dar daugelis pasaulyje įmonių nėra susitvarkiusios tos vadinamos kibernetinio saugumo higienos, bent jau to pagrindo, to pamato, to senosios logikos. O mes jau šnekam apie tai, kad turi būti naujos technologijos, naujos žinios, nauji žmonės. Tai vėlgi, grįžtant į pačiasias pirmasias skaidrės, yra didžiulė atskirtis.
ir nusibodęs visiems, žinau, kad su daug ko kalbėjom, ir iš tikrųjų vis labiau ir labiau tas sakinys įgauna prasme, kad ne klausimas ar klausimas kada ir kokiu kiekiu jūs patirsite vieną arba kitą ataką arba žalą. Tai su dirbtiniu intelektu irgi yra daromos naujos kibernetinės atakos. Tai greičiausiai galim šiek tiek jau ir pamiršti, ir jūs visi pamiršot, kad tikiu, kad salėje kiekvienas turi giminaitį, kuris Afrikoje ką tik numirė ir milijoną dabar tik tais ieško būdų, kaip jim pervesti. Ar ne? Šiek tiek jau dabar darosi juokinga. Visi gavote iš VMI laiškus, visi gavote iš policijos laiškus. Prieš Kalėdas greičiausiai irgi kiekvienas gavot pranešimą, kad štai siunčiatės siuntą. Adresas yra supainiotas, prašau prisijunkite, pakoreguokite, kitaip siuntos negausite. Jau atrodo šiek tiek ir pamiršta, jeigu normaliu atveju nieko neužsisakinėjau, tai galėčiau laisvai atpažinti ir dauguma kibernetinio saugumo mokymų kalba apie tai. Tik tais dabar momentas, ką aš ir pati pastebėjau, kad tokias žinutės pradedu gauti lygiai turbūt porai valandų praėjus po to, kai iš tikrųjų internetiniai parduotuviai kažką tai užsisakiau. Tai yra tai, kad lygiai taip pat aplinka, internetas yra skanuojamas ir renkami tie duomenys. Jeigu šiuo momentu galbūt yra nutekinti mano kažkokie tai duomenys ir suprantama galbūt ten hakerių arba kitų organizacijų, kad šiuo metu, kad ir nelabai yra ką iš manęs paimti arba būtų sudėtingiau mane apgauti ar sumanipuliuoti, tai lygiai taip pat skanavimo metodų yra suprantama, kokia veikla aš užsiemu, kur mano yra interesas, kur mano yra dėmesys. Ir ta ataka yra daroma tikslinė, pritaikyta būtent man, kur aš galėčiau lengviau paslysti. Nes, vėlgi, grįžtant prie to pavyzdžio, greičiausiai nelabai patikėčiau, kad turi giminaitį Afrikoje, kuris ką tik numirė ir turi man pinigų pervesti, ar ne? Bet jeigu ką tik tais užsisakinėjau, pavyzdžiui, kažkokias tai prekes ir gavau tokį pranešimą, kad kažkas tai negerai, arba iš banko, jau riba, sakykime, yra slidesnė. Tai vėlgi tie patys duomenys, kaip ir internete, jeigu jau ten iškeliavo, tai tikėtina vėlgi, kas geraisiais ar blogaisiais tikslais juos pasiėmė. Ir vėlgi, turbūt žiūrint į tas pačias atakas, tai nėra taip, kad kai anksčiau tokios ransomware atakos užkriptavom, prašom išpirkos ar ne, ir taip kompanijos supranta, kad yra tokia didelė bėda. Dabar iš tikrųjų tie duomenys yra vėlgi, jeigu nutekinami arba nuteka, jie yra parduodami, kaip ir kolega minėjo prieš tai, juodojoje rinkoje, darknete. Ir klausimas, kas yra su jais vykdoma ir kokie moduliam jie yra taikomi ir kam ruošiamasi, kokiom atakom, kol kas mes dar nežinom, nes iš tikrųjų trūksta kompetencijų, žinių ir tyrimų, kas bus vėliau, kokios bus atakos ir kokio tipo. Tai vėlgi nieko naujo, tas pats žinių spragos ir žinių trūkumas. Visame pasaulyje trūksta kibernetinio saugumo specialistų, išvis specialistų. Ypatingai dabar, kurie tikrai supranta, kas yra tas dirbtinis intelektas, kaip jisai veikia, kaip statomi yra papildomi moduliai, kaip yra statomi agentai. Tai lygiai taip pat trūksta tų specialistų, kurie suprastų, kaip reikėtų gintis nuo naujų atakų, kurios yra sugeneruotos būtent to pačio dirbtinio intelekto. Tai vėlgi grįžtant, kad kažkada tai turėtų vienas intelektas kurti atakas, o kitas intelektas jas turėtų atpažinti ir ginti galbūt organizacijas. Bet vėlgi žmogus kol kas stovi toj vidiniai linijoje ir jeigu jisai nesupras, kaip veikia patys pagrindai, greičiausiai nelabai kas iš to išeis. Tai rizikos vėlgi, kaip ir minėjau, yra iš visų šitų rizikų išvardintų, jos yra paremtos ir remiamos to pačio dirbtinio intelekto, kuris greičiau, efektyviau ir daugiau duomenų gali apdirbti. Tai vėlgi ta pati statistika, kada yra palankiau atakuoti vienas ar kitas sistemas, kada yra patogiau atakuoti organizacijas, kokiom prielaidom. Tie patys deepfake'ai, kurie yra kuriami, ar ne, tai dabar girdėjote turbūt ne vienas, kaip irgi išviliojami yra pinigai, kur Teams susitikimo metu sėdi vadovas nuo nutekintų nuotraukų ir voiso ir jisai sako, vat štai mes kaip ir sutarėm, mūsų potencialiam naujam partneriui turime sumokėti avansą, ar ne?
Tai vėlgi žmogus prieš savaitę žino, kad tokia kompanija kalbėjosi, o man in the middle ataka yra panaudota būtent tik tai sąskaitos numeris pakeistas ir pinigai yra pervesti. Tai nei avanso, nei kompanijos, ką padarysi, patys žiopli. Bet noriu pasakyti tai, kad atakos nėra taip, kad aš gavau kažkokius tai duomenis, dabar puolu organizaciją. Tai yra laikas, per kurį yra pasiruošiama tiksliniam, svarbesnėm ir didesnėm atakom. Ir dar pagalvojama, kaip galima būtų apeiti dabartinius kibernetinio saugumo įrankius, kurie vėlgi yra žinomi ir išanalizuoti. Todėl pasikartosiu, kad tai turi būti tiek naujos technologijos, tiek naujos tendencijos, supratimas ir žinios. Iš tikrųjų, tai pačių AI rizikų yra kur kas daugiau. Ir tiek mokslininkam, tiek universiteto darbuotojams, tiek politikų kūrėjams yra pakankamai sudėtinga suprasti, ką mes dabar galim pasigūglinti ar ne, vėlgi išmes kokios yra pagrindinės kibernetinio saugumo rizikos. DDoS atakos, malware, ne, kažkokie tai vėlgi, tiesiog standartiniai dalykai. Tai iš tikrųjų universitetas su daugybė mokslininkų, kaip sakau, vėlgi, Google'as, tai sakyčiau, nėra tas pagrindinis šaltinis. Jeigu kas nors ruošiatės ir rašėte bakalaurą arba magistrą, žinote, kas yra šaltinis ir kada galima juo remtis ir kada jį galima cituoti. Tai čia yra apačioj nuoroda, galėsite, kam smalsu. Yra daugiau negu 700 rizikų surinkta, rizikas, kurias sukėlė būtent dirbtinis intelektas. Pačioje toje bazėje galėsite matyti visas nuorodas į mokslinius straipsnius ir tyrimus ir ten yra suklasifikuota būtent pagal kategorijas, kur yra ethical ar ne, kur yra duomenų kibernetinio saugumo, būtent GDPR'as yra pažeistas, tai galite pasinalizuoti ir ten yra atkartota, aprašyta, kaip ta rizika iškilo ir galite pasitikrinti, galbūt jeigu svarstote savo organizacijoje apie kažkokį pasitikrinimą, įsivertinimą ir bendrą supratimą, kokias rizikas dirbtinis intelektas gali kelti. Tai prie paprastesnių dalykų, tai ką mes matome iš savo tų klientų ir šiaip kaip po žmonių, kad dauguma galvoja, kad AI produktyvumo kelimui, aš irgi pavyzdžiui, nekenčiu Excelio, skaičiai man yra kančia, o rytoj man yra valdybos susirinkimas, kur turiu pristatyti rezultatus. Ir čia GDP aš nusipirkau už 20 eurų. Kodėlgi ten man neįsidėjus mūsų finansinių rezultatų ir man greitai padarytų per mokamą versiją labai fainas skaidrės. Vilioja, ar ne? Bet to nedarykit ir aš to nedarau. Ir iš tikrųjų tai naviguoja į tą tokį norą greičiau, produktyviau pasidaryti, palengvinti savo darbą. Pas įmonės pastebime tokį reiškinį kaip shadow AI arba šešėlinis AI čia. IT, atsiprašau, buvo paliktas. Tai iš tikrųjų šešėlinis AI yra tas pats šešėlinis IT, tai reiškia, kad tos sistemos arba tie įrankiai, kurie yra nepatvirtinti jūsų IT skyriaus, kad jūs galite naudotis. Tai reiškia, kiekvienas, jeigu turite naršyklę, galite prisijungti prie bet kokio galbūt dirbtinio intelekto įrankio ir juo pasinaudoti. Tik tais jūsų sąmoningumo lygis arba supratimas leis jums įkelti arba neįkelti tam tikrus įmonės duomenis. Tai ką mes pastebėjome, kad tarkim vadovai, kurie sako, štai mes norim žinoti, kokį mes AI galime įsidiegti, kaip jisai mums bus naudingas, kaip pagelbės, efektyvins ir taip toliau ir panašiai, sako, mes jo nenaudojam. Iš tikrųjų, padarius Shadow AI assessmentą arba auditą, mes matome, kad situacija yra kitokia, darbuotojai jau apie 60% organizacijos darbuotojų naudojasi kažkokiais tai AI įrankiais, tik tai klausimas, ką jie ten kelia ir kokiais tikslais naudojasi. Ir čia problema kyla vėlgi grįžtant į tų pačių kibernetinio saugumo higienos priemonių įgyvendinimą. DLP sprendimai kol kas dar Lietuvoje bent jau organizacijose yra ganėtinai retas reiškinys. Aišku, DLP tikrai neapsaugos pilnai, bet tai sutrumpins bent jau laiką arba tam tikrą prasme apsaugos įmonės bent jau konfidencialią informaciją, dokumentus ir duomenis. Tai iš tikrųjų, kai klausimas, kaipgi reikėtų valdyti bent jau tas AI rizikas, apie kurias dar dažnai net vadovai ir net nežino, kad turi, aišku, vėlgi, tai nėra pilnai apsauga, bet rekomendacija bent jau pradėti nuo AI naudojimo politikos organizacijų. Bet
patys galit pagalvoti, ar kiek iš jūsų organizacijoje turite tokią politiką. Ne tik tais kaip rašinėlį parašyta, bet labai aiškiai suprantate, kokius įrankius jūs galite naudoti, kokius duomenis jūs ten galite kelti, o kokių ne. Nes, kaip ir minėjau, kol kas tik tais dar 10% organizacijų yra bent jau pagalvojusios arba turi bent jau kažkokį tai šabloną AI politikos naudojimą. Tai aišku, politika yra viena, o toliau yra taisyklės darbuotojams supažindimui, ką galim ir ko negalim daryti. Tai vėlgi tos pagrindinės rizikos yra, kad dokumentų dalinimasis, kartais nepagalvojam, kokius mes dokumentus ten įkeliam vardan to, kad greičiau galėtumėm gauti kažkokį rezultatą. Vėlgi programų, tų pačių įrangų, tas diegimasis, tai nėra taip, kad IT turėtų kažką tai sudėkti, bet atsisiųsti iš, nežinau, online susimokėti subscriptioną nėra sudėtinga ir kiekvienas galbūt net asmeniškai nepagailėsite, nežinau, 5-20 eurų, kad būtumėt greitesni, efektyvesni. Tai iš tikrųjų, jeigu rekomendacija pradėti šiek tiek valdyti tą situaciją dėl AI-aus rizikų, tai aišku, kaip ir minėjau, pirmas žingsnis galėtų būti AI politikos diegimasis, ar ne? Na, apsirašymas. Tai prieš tada yra platformų sankcionavimas, kai jūs galėtumėte įvertinti ir pagal audito išvadas matyti, kokios, sakykime, yra rizikingiausios bent jau arba nepatikrintos arba atvirojo kodo AI platformos, kad jas galėtumėte tiesiog užkardyti. Vėlgi galėtumėte išvengti žmogiškosios klaidos arba žmogaus, sakykime, pasleidimo, susiviliojimo greičiau, efektyviau ir gudriau pasidaryti tam tikrus dalykus. Tai iš tikrųjų prieš pradedant arba diegiant tą pačią politiką turėtumėte labai aiškiai suprasti, kaip veikia GenAI arba kaip veikia AI-us. Tai bent jau turėkite žmogų arba specialistą, kuris galėtų tai tikrai paaiškinti, nes dabar, ką pastebim, dažniausiai visi paviršim nuplaukia ir niekas nesigilina į veikimo principus ir kokią žalą arba naudą galėtų atnešti. Toliau vėlgi reikėtų pasidaryti, mes vadinam Shadow AI vertinimą, kaip ir pamatyti, kad ką jūsų darbuotojai jau šiandien naudoja, kokiais įrankiais, kokiomis platformomis. Iš to galėtų gimti labai aiškus sąrašas, tai ko jūsų organizacijai konkrečiai reikia. Į ką, na, sakykime, jūsų darbuotojai kreipia dėmesį, galbūt ką jie daugiau supranta ir išmano apie vieną arba kitą tą pačią platformą. Toliau reikėtų irgi pasitikrinti esamas politikas, ar jau nėra kažko tai panašaus įrašyta ir suprasti bendrą jūsų infrastruktūros padėtį, esate cloud-based, nežinau, hybridas, on-prem ir panašiai, nes iš čia dėliojasi visa struktūra ir logika, kad, kaip minėjau, ta pati politika nebūtų aprašyta veltui. Tai vėlgi čia vienas iš mūsų tokių kaip ir pasiūlymų, ką mes atlikinėjom, tai kaip matote, galima įvertinti, ką konkrečiai jūsų darbuotojai naudoja. Gaunate tokią ataskaitą, tai yra viena iš ataskaitos pavyzdžių, kur aiškiai pamatome, kad čia vieno kliento pavyzdys, 65% naudotojų jau naudoja vieną arba kitą platformą, lyginant su rinkos vidurkiu ar ne, tokie kaip ir duomenys, kokie vyraujantis ir dažniausiai pasitaikantis įrankiai, kuriuos naudoja. Tada yra nustatoma ta pati ir rizikos lygis pagal metodologijas, kokie konkretūs adresai. Aišku, mes čia nežiūrim, kokie yra promptai rašomi arba kokia informacija, bet bent jau indikacija, kokios platformos ir kokie įrankiai yra naudojami, kur tie įrankiai arba vendorius yra geografiškai įsidėstęs ir iš to galima daryti vienas arba kitas prielaidas. Ar uždrausti, ar skatinti, arba įsitraukti į bendrą organizacijos naudojimą. Tai iš tikrųjų dar kartą priminti, kad pagrindinės AI tokios rizikos, kurias mes matome, tai arba tokie kaip ir pagrindiniai patarimai būtų, renkantis modelį visą laiką pirmą prioritetą teikite saugumui. Kaip ir sakiau, bent jau susitvarkykite higieną, o tada jau kalbėkime apie AI-aus įgyvendinimą arba pasirinkimą. Rinkitės patikimus tiekėjus, venkite nemokamų arba ypatingai pigių sprendimų, nes greičiausiai patys suprantate, kad jeigu kažkas yra nemokama, greičiausiai prekė esate jūs. Vėlgi,
nuolatinė stebėsena, persižiūrėkite savo įrankius, ar tas pats jūsų siemas yra jau šiek tiek AI-based, ar jisai galės atpažinti ir dirbtinio intelekto, sakykime, kažkokias tai simulacijas, phishingus, ar galės iš karto atfiltruoti. Ir vėlgi būkite pasiruošę incidentui, žinokite, kaip reikėtų elgtis, su kuo komunikuoti, kam sakyti, ko nesakyti ir kada į NKS prisiduoti. Tai trumpai apie mūsų dar organizaciją, kad kibernetinio saugumo, infrastruktūra, tas pats AI klausimai, tai vėlgi tai leidžia mums parodyti, kad mes suprantame, apie ką kalbam tiek iš kibernetinio saugumo pusės, tiek iš dirbtinio intelekto, tiek, kiek yra žinoma šiandien dienai. Aišku, mes visi mokomės ir dalinamės. Ir pabaigai, kad išlieka ne stipriausios, bet ir neprotingiausios rūšys, bet tie, kurie moka prisitaikyti. Todėl kviečiu, kad jokių būdų nesakau, kad dirbtinis intelektas yra blogai, reikėtų stabdyti progresą, bet reikia jį naudoti protingai, visų pirma suprasti, išmokti ir taikyti jį saugiai. Tai tikiuosi buvo naudinga. Jeigu norite, galite su manim sukontaktuoti, jeigu turėsite daugiau klausimų, galėsim padiskutuoti mano minėtomis temomis. Ir pabaigai dar kviečiu prie mūsų stendo sudalyvauti mūsų loterijoje. Galite laimėti projektorių. Tai ačiū Jums už skirtą laiką man. Ačiū labai, Editai, už įdomų pranešimą. Porą klausimų trumpai iš mūsų auditorijos. Ar Lietuvoje AI pažeidžia intelektualios nusavybės įstatymus? Ar pažeidžia, nežinau, klausimas. Tiek, kiek skaičiau pačių tų tyrimų, nebūtinai, kad Lietuvoje AI modeliai irgi yra sulaužomi, tai tam ir atkeliauja AI aktas, kuris irgi kalbėtų apie tai dėl, sakykime, intelektinių nuosavybių pažeidimo, jeigu aš teisingai išgirdau klausimą. Taip. Na dar trumpai paaiškinkite, kodėl negalima į ChatGPT kelti finansinių ataskaitų. Ar pamatys kas nors? Taip, gali pamatyti, jeigu jūsų finansinė ataskaita nėra, sakykime, slapta arba saugoma informacija, galite tiesiog pasiviešinti, nežinau, LinkedIn ar dar kažkur, tai tada jokia paslaptis. Būkite atsargus ir galvokite, ką keliate į online įrankius.